sustabdoma, iškovotos 5 pergalės iš eilės. Ir tikrai solidų žaidimą demonstravo Vilniaus klubas, tačiau jonaviečiai 85-96 pranoko. Ir dabar jo pirmieji taškai bei priekyje. Varžusi trumpam buvo Jonavos komanda, tačiau Eigirdas Žukauskas rengė dar vieną. Su pastaroju aukštųjų, aišku, buvo labai įdomi istorija, jau buvo tarsi atsisveikinęs su juo Jonavos klubo atstovai ir čia nusprendė vėliau pasilikti vidurio puolėją savo sudėtyje. Po krepšio Vulfs komandos vidurio puolėjų. Kiek daugiau nei 2 minutės lieka pirmajame kėlinyje. Regimantas Miniotas, taip, negalima palikti Regimanto Minioto be priežiūros. Ir plius 11 turi Sibet. Bruksas bando kitoje aikštės pusėje atidirbti ir būtų kamuolys įkritęs, tačiau numuštas jis buvo nuo lanko. Rašydas Suleimonas. Žemaitis. Bruksas. Hailau. Brukso ir Regimanto Minioto šį kartą efektyvus. Miniotas Sibet po taiklaus tolimo metimo. Žemaitis. Kovalų. Pavyksta pasižymėti šiam aukštaugiui dabar iš kelių metrų distancijos. Sėkmingas. Labai stipri vieno žaidėjo problema. Tayloras prieš Šeškų. Šiek tiek kluptelėjo Šeškus, tai vertina Tayloras ir puolime. Atkovotas kamuolys leidžia pelnyti taškus, antrųjų šansų jau 7. Virginijus Šeškus prašo pertraukėlės. Jonaviečiai, tačiau reikia dabar jos paslėpti gynyboje. Nes na, nei Andrame, nei Marinkovičius nėra iš tų mobiliųjų aukšto ūgio. Čia 2 taškai su pražanga. Iki vienženklio. Ir vėl puolime. Ima kamuolį Vilkai. Siunčiamas kamuolys arčiau krepšio Marinkovičiui. Šis nugara prieš Mekovalų. Ne pats patogiausias metimas. Mekovalų taip 1 prieš 1 nugara nebus. Lengva tikrai veikti. Žemaitis naudojasi spragomis varžovų gynyboje. Vertina puikiai situaciją Bulls. Prieš tai Tarmanas baudų nebuvo metęs. O čia rezultatyvi ataka. Larsonas prieš Taylorą. Miniotas. Spaudžiasi dabar arčiau krepšio jonaviečiai ir gauna 2 taškus. Ir vandens pertraukėlė, kurios prašo Virginijus Šeškus. Savo ataką Kristupas Žemaitis. Bandymas įmesti kamuolį Mekovalų arčiau krepšio. Ir vėl, ne pirmą kartą matome Mekovalų žaidžiantys sėkmingai. Vilkai, dabar Rašydas Suleimonas jau pereina kitą aikštės pusę. Mekovalų. Ir šis aukštaūgis puikiai pradeda trečiąjį metimą, dabar jau dėjimas į krepšį. Žemaičio 2 prieš 2 su Mekovalu ir pražiopsotas backdooras. Čia Lukas Kreišmantas, kuris šiaip gynyboje patikimas žaidėjas. Klausia Luko Kreišmanto, kas čia nutiko, tai. Arsonas, Brame, klysta Jonavos ekipa. Tayloras turėjo prieš save žemesnį varžovą, kuris nedaug jam sutrukdė metimui, tačiau pataikyti nepavyksta. Miniotas. Ir vėl, antrieji šansai, vėl puolime atkovoti kamuoliai šį vakarą. Sezono lyderių prieš 3 vietą užimančią Vilniaus komandą. Pavyksta dabar kažkiek bent jau sumažinti atsilikimą Vilkams. Mėjo, kai mažiausiai kažkas turbūt to tikėjosi čia. Šioks toks chaosas, tuo chaosu galbūt pasinaudos Vilkai. Eigirdas Žukauskas rodo, kad niekas dar čia šiandieną nėra baigta. Ir Žukausko. Tačiau galiausiai baigė komplektaciją kovo viduryje. Jonaviečiai laukiame dar Diante Gereto pasirodymo jau aikštėje, ne tik šalia jos, o čia Gerisonas Bruksas ir tęsia pabaigos, kadangi 3. ketvirčio paskutinėmis. Jo nesiunčia Šeškus dabar. Jau Marinkovičius gauna kamuolį, ateina pagalba, padvigubintas Marinkovičius nespėja greitai susiorientuoti situaciją ir klysta. Kristupas Žemaitis, bingo, 3 taškai. Tiesiog nesikliuoja tam tikri dalykai aikštėje. Vilniečiam Žemaitis pataikė prieš tai, pataiko dabar 2 iš eilės 2 taškai. Virginijus Šeškus prašo minutės pertraukėlės per lengvai. Kristupui Žemaičiui po užtvaros Larsonas kliū. Ieškojo čia Brukso dabar Tayloras.
Žukauskas iš 3 taškų zonos. Kas bus su kamuoliu, Marinkovičius įpamuša Taylorui ir Tayloras pelno taškus vėl. Nors ir turi favorito statusą Vilkai, tačiau jis sunkiai sekasi įrodyti jau dėl kitų priežasčių. Nuo Kovalų, dvigubinamas jis, iš karto erdvės baudos aikštelė ir Tayloras. Tayloras įsibėgėjo. Pagerinta Bulls komandos gynyba. Žemaitis, 2 tritaškiai buvo iki šio momento per 4 rungtynių kėlinį, 3. Jogėla išstumiamas vėl iš savosios padėties. Edvinas Šeškus prieš Suleimoną. Visą ten nuo Kovalų pasiruošęs arčiau krepšio padėti ir sulaukęs pagalbos. Edvinas Šeškus atlieka gerą perdavimą Drame. Iš 7 žaidimo. 4 minutės 22 sekundės. Jonavos ekipa turi +5 ir turėjo kamuolį, kurį dabar jau Kristupas Žemaitis siunčia į Jonavos ekipos krepšį. Visiškas 4 kėlinio MVP.